bolt to his side and hopefully up his feet soon after. Kai kurios kovos trunka 12 raundų, o kitos tik 12 sekundžių. Правильно, наверное, никуда не торопится. А вот и правый сбор. Tačiau patys baisiausi nokautai kovos sporto istorijoje nereikalavo laiko. Jiems užteko tik vieno smūgio. Michaelas Spinksas atvyko turėdamas 31 pergalę ir ne vieno pralaimėjimo. Buvęs pusiau sunkiasvorio čempionas, nenugalėtas ir pasitikintis. Jis pasauliui pranešė turintis planą nugalėti Tysoną. Tačiau jis klydo. Kova truko 91 sekundę, o Tysonas atidavė viską. It's Tyson all the way here in round number 1. Vicious shots to the body. Nothing really heavy landing yet, but he's taking them. The uppercut. Body shot. Down goes. Spinksas atsistojo, tačiau Tysonas galingų dešiniuoju smūgiu jį visiškai nokautavo. Here comes Mike Spinks in. He leads to the right hand. Down he goes. I don't think you get up from this. Mike Spinks is laying flat on his back. The count is up to 5, and 6, and 7, and 8. He won't be able to do it. It's all over. Mike Tyson has won it. Tysonas per 91 sekundę nutraukė nepralaimėjimo rekordą, bet 1973 metais kitas vyras ne tik jį panaikino, bet ir sugriovė legendą. Vienas knockdownas po kito. Joe Frazeris buvo nenugalėtas sunkiasvorių čempionas. Jis nugalėjo Muhamedą Ali ir laikytas nepaliečiamu. Džordžas Formanas jį parbloškė 6 kartus per 2 raundus stipriais smūgiais. A great chance. Steadily used that left hook. Oh, Foreman connected as you heard. And she does. This fight is proving out what some have expected. Is all over Joe Frazier. Frazier is down again. About to end. 2 knockdowns in the first round of Joe Frazier. Down, Frazier in the corner. Frazier's knees buckled. He is down in the arena. A quick left from Joe. Another. Frazier is down. Per 6ą knockdowną Frazerio žvilgsnis klaidžiojo. Teisėjas išgelbėjo tai, kas iš jo liko. There he goes. Foremanas legendą parbloškė 6 kartus per 2 raundus, o Davidui tuo neprireikė nei 6 knockdownų, nei 6 sekundžių. Jonas Ruzas padarė klaidą, kai per ilgai stovėjo priešais Davidą Tuą. 1 sekundę per ilgai. Ir to pakako. Po 19 sekundžių nuo raundo pradžios, Davido Tuos dešinysis kablis akimirksniu parbloškė Ruizą. Having a reach advantage here, we'll see how he uses it. Tua with a big left hook and Ruiz in trouble. Tua comes right at him, another big bomb and Ruiz is down. This could over... Davidui Tuai prireikė 19 sekundžių, kad nugalėtų Johną Ruizą. Alanui Grinui prireikė dar mažiau laiko. 2012 metais kanadietis Adonis Stevensonas, vadinamas Supermenu, turėjo vieną tikslą – įrodyti, kad jo smūgis vienas grėsmingiausių šiuolaikinėme bokse. Priešai stovėjo pasitikintis boksininkas Jesusas Gonsalesas, siekęs pakilti divizione. Tačiau tą naktį viskas turėjo išsispręsti vos per akimirką. Pirmame raunde Stevensonas triuškinančių kairių smūgių tiesiai pataikė Gonsalesui į žandikaulį. Smūgis buvo toks galingas, kad Gonsalesas akimirksniu be sąmonės krito ant žemės. Jo kūnas sustingo, kaip statula. Publika sulaikė kvėpavimą dėl žiauraus nokauto. Teisėjas neskaičiavo. Nebuvo ką daryti, siaubinga sumaištis. Iš tų, nuo kurių per kūną eina šiurpas ir primena, kodėl Adonis Stevensonas buvo laikomas tikrų bausmės vykdytojų ringe. Abu boksininkai atvyko nepralaimėję ir tikėjo, kad tai jų naktis. Po 18 sekundžių Codringtonas be sąmonės gulėjo ringe, jį supo medikai, buvo atliekama kompiuterinė tomografija. And he's stung, and he is rocked. Codrington's rolled and left, and it's over. Žurnalas Ring Magazine šį nokautą paskelbė 2005 metų nokautu. 18 sekundžių prireikė, kad būtų nugalėtas Codringtonas. Po 11 metų tas pats rezultatas, kiti boksininkai, toks pat negailestingas finalas.
Alfonsas Blankas buvo nenugalėtas, turėjo 12 pergalių ir buvo laikinasis WBA vidutinio svorio čempionas. Jis atėjo viską įrodyti ir turėjo 22 sekundės tam padaryti. Endamas smogė dešinę jam į žandikaulį ir viskas baigėsi dar prieš žiūrovų reakciją. Hassan N'Dam, fantastique ce qu'il vient de faire, c'est vraiment, on le voit ralenti là. Yamanakos kairė buvo vadinama Dievo kairiąja ranka. 6 raundus Rojas manė, kad gali išgyventi. タイミングは分からなくなりますね。そうですか。このパンチです。こっちもですね。ああ、なるほどね。そうですね。まあ、当たったら当たらないでも構わない。立ち上がり非常にいいと。ガルチニそうですね。状態ですね。もう少しちょっと軽いパンチだったんですが、すぐ踏みます。ロハス。ああ、ジャブ。相打ちだったかもしれません。もう一回続けたのは山中です。うまく当たりません。36-7 raundo sekundę Yamanaka paspendė spastus. Dešinės kairės kombinacija atvėrė desis, o tada jo būdingas kairysis kablis smogė tiesiai. Ročasas suklupo, nes kojos nusilpo. Yamanaka 6 raundus spaudė Rochasą, kol galiausiai paspaudė Gaiduką. Tačiau Cefui net nereikėjo pilno raundo. Lebaneris buvo šios kovos monstras, kickbokso pasaulio čempionas, karjeroje pelnė 70 nokautų. Cefui užteko vienos progos kontratakoje nokautuoti Lebanerį. Žeromui Lebaneriui tai nutiko pirmą kartą. Cefas įrodė, kad net monstrai turi silpnąją vietą. Asimas Rahmanas buvo pasiruošęs įrodyti, kad čempionai turi silpnąją vietą. Lennoxas Lewisas buvo neginčiamas sunkiasvorių čempionas. Rahmanas buvo outsideris, turėjęs vieną šansą iš 20. Visi 4 raundai atrodė būtent taip. And tell him that he's dropping that right hand, that left hand there. Very known for that uppercut. And if he found overhand right, and once he wondered which Lennox Lewis we would see. Lewis with his mouth open, again the big right hand, but timing very poorly. Early, you know, they still don't count. Stronger in this round. Oh, uppercut by the champions. Trying to suck in what little oxygen there is here at 6,000 feet, just outside Johannesburg. Suck Lennox Lewis in again to throw the right hand, and he countered with his own right. I think to be. Tada 5 raunde Lewisas akimirkai nuleido rankas. Rahmanas smogė dešiniuoju kabliu, parbloškė neginčiamą čempioną ant grindų. Oh, he's got him! Rahmanas nuvertė čempioną vienu smūgiu. Po kelerių metų Grinas sužinojo, kad visata suveda sąskaitas. Prisiminė Alaną Griną, vyrą, per 18 sekundžių sutriuškinusį Codringtoną. Karma jį pasivijo Kopenhagoje. Kessleris grįžo po 2 metų pertraukos dėl akių problemų. 4 raunde jis pataikė puikų kairį kablį. Grinas nualpo dar prieš nukrisdamas ant žemės. Massive left hook. I don't think he's going to get up. Ką pasėsi, tą pjausi. Kitas nokautas buvo ne dėl karmos, o dėl tokio žiauraus smūgio. Sky Sports atsisakė įrodyti 2 kartus. Kastiljas niekada nebuvo pralaimėjęs savo karjeroje. Jis susitiko su Smithu, įsitikinęs, kad laimės. Tačiau antrame raunde Smithas paliko jį nejudantį ant ringo dangos, o kūnas drebėjo kaip mobilusis telefonas. Kastilijui nedelsiant reikėjo medikų pagalbos. Taip pat Frazeris Clarkas. Jo pirmoji kova buvo 12 raundų karas, po kurio abu vyrai atsidūrė medicinos kambaryje. Buvo tikėtasi tokio pat revanšo. Šįkart jį truko 2 minutės ir 28 sekundės. Dešinysis kablio smūgis sukrėtė Clarką, antrasis jį pribaigė. Clarkas patyrė retą skruostikaulio lūžį, įdubą, kur pataikė Wardlio kumštis. 2016 m. sausio 16 d. Bruklino Barclays centre sunkiasvorių pasaulio čempionas Deontėjus Wilderis gynė WBC titulą prieš lenką Artūrą Špilką. Atmosfera įkaito. Lenkas žadėjo nuversti bronzinį bombonešį.
Didžiąją kovos dalį atrodė, kad jis gali tai padaryti. Špilka naudojo savo kairiarankį stilių, kad sukeltų nepatogumų čempionui, greitai judėdamas pirmyn ir atgal, pataikydamas kombinacijas ir erzindamas Wilderį. Beveik 9 raundus Špilka kovojo drąsiai, laikė kovą įtemptą ir privertė savo gerbėjus patikėti, kad gali sukurti sensaciją. Bet Wilderiui tai reikia vieno smūgio. Ir 9 raundai. Tas smūgis pasiekė tikslą. Špilka įžengė užtikrintai, smogė kairių kabliu. Bet jis nuleido gynybą. Ta akimirką Wilderis paleido savo mėgstamiausią ginklą, triuškinantį dešinį smakrą. Smūgis buvo baisus. Špilkos kūnas krito atgal sustingęs, tarsi sulūžusi statula. Jis akimirksniu neteko sąmonės, be jokios reakcijos. Publika visiškai nutilo. Gydytojai tuoj pat pribėgo prie ringo. Wilderio veide matėsi pasitenkinimas. Tačiau pamatęs Špilką nejudantį, įtampa užvaldė areną. Net kai Špilka buvo išnešamas neštuvais. Tas nokautas buvo pripažintas vienu geriausių metų nokautų. Jis taip pat prisimenamas kaip vienas įspūdingiausių ir baisiausių nokautų pastarųjų laikų sunkiasvorių istorijoje. Nes kai Wilderis pataiko dešinę, tai nėra paprastas smūgis, tai yra nuosprendis. Wilderis jau 4 raundus rodė geriausią savo karjeros pasirodymą, o Povetkinas atrodė palūžęs. Wilderis buvo arti pasaulio čempiono titulo. Right hand just whipping over the top of it. Enters into punching range. In the last couple of years, he isn't quite the same fighter that fought Anthony Joshua. Debate Dillian White. I think they want him to be patient. Good left into those left to the bodies. Dillian White. The gaps in between his work have grown as he's got bodies from run that gas tank down before he starts to go to work. He said to us the best condition he's been. In my opinion, no need to be reckless. Oh, left uppercut, fantastic. Tada kairysis aperkutas 5-ame raunde netikėtai sunaikino viską, ką buvo pasiekęs Wilderis, palikdamas jį nokautuotą. Vienas smūgis akimirksniu sužlugdė Wilderio svajones iškovoti pasaulio čempiono titulą. Čisorai prireikė 7 raundų smūgių į kūną, kad pabaiga atrodytų gailestinga. Šis buvo kitoks. Čisoras 7 raundus ruošė jį smūgiais į kūną, spaudimu ir bausmėmis, tačiau Takamas atlaikė. Chisora starting to look for the counter there before that flurry attack from Takam. As he finds a good right hand there. Maybe. Or maybe if it's good. And he's hitting Takam with some good body shots. But to maintain the pace, if you're on your back foot, he's always got that punch. He like that shot into tire. He is. He's really stepping on the gas now, picking his punches. He's really looking for the stoppage now. Oh, uppercut as well. And Chisora really needs to start doing something, firing back. He really does. Or he needs to close that gap and hold on because... Tada 8-ame raunde smūgiai į korpusą padarė savo, o paskutinė kombinacija viską užbaigė. Takamas nugriuvo ir nebegalėjo atsikelti. Chisora po truputį sulaužė Takamą. Petrosjanas buvo laikomas neliečiamu ir vienu techniškai tobuliausių gyvų kickboksininkų. Niekas jo nebuvo nokautadas. Ristis paleido idealiai apskaičiuotą dešinį, kurio genijus nematė. Tai buvo Petrosjano pabaiga. Ristis įrodė, kad net tobulumas turi silpnybių. Santas prarado sąmonę judesiu, kuris atrodė lyg paimtas tiesiai iš vaizdo žaidimo. Prieš pat antrojo raundo pabaigą Santas žengė į priekį, o MVP kantriai laukė. Tik vienas smūgis keliu pašokus į veidą parbloškė Santą ant žemės agonijoje. MVP kelio smūgis buvo žiaurus. Sankairysis smūgis buvo dar blogesnis, nes Džoisas jį matė, bet nesustabdė. Balagunas įėjo pasitikėdamas savimi.
ir Gasijevas atliko smūgį, kuris pasiuntė jį ant grindų antrame raunde. Правильно, наверное, никуда не торопится. А вот и правый сбоку. Gasijevas užbaigė kovą antrame raunde. Thompsonas tikėjosi išsilaikyti ilgiau. Tačiau trečiasis raundas parodė, kad jis klydo. 2010 lapkričio 20 Atlantic Cityje argentinietis Sergijas Maravilija Martinesas susikovė su Poliu Williamsu ilgai lauktoje revanšo kovoje. Jie pirmą kartą susitiko 2009-aisiais. Kova buvo kruvina ir atkakli. Williamsas laimėjo daugumos sprendimu. Antroji kova žadėjo naują epinę kovą. Nuo pat pradžių Williamsas pradėjo agresyviai, paleisdamas savo būdingą, nesibaigiančią smūgių krušą. Martinesas savo ruožtu išliko ramus. Žema gynyba leido jam atrodyti pasitikinčiam ir mirtinam, laukdamas progos kontratakuoti. Tas momentas atėjo antrame raunde. Williamsas paleido neatsargų džabą, palikdamas spragą gynyboje. Maravilija tai pastebėjo, įsisuko ir paleido tobulą kairės kablį, tiksliai apskaičiuotą iki milimetro. Bum! Smūgis buvo triuškinantis. Polo Williamso kūnas sustingo ore ir krito kaip statula. Jo galva be reakcijos trenkėsi į ringą, o kojos susilenkė šiurpioje pozoje. Teisėjas net nepradėjo skaičiuoti. Nebuvo ko skaičiuoti. Publika nutilo kaip kapas prieš sprogstant nuostabo šūksniais. Williamsas kelias minutės nejudėjo, dar labiau sustiprindamas scenos dramatiškumą. Tas nokautas buvo išrinktas metų nokautų žurnalo The Ring ir vis dar laikomas vienu baisiausių bokso istorijoje. Sergijus Maravilija Martinesas ne tik laimėjo revanšą. Kairiuoju smūgiu jis sukūrė vieną brutaliausių ir įsimintiniausių sporto istorijos skyrių. Thompsonas atvyko kaip rimtas varžovas dėl IBF pirmojo sunkaus svorio titulo prieš Opetają. Iš pradžių jis buvo pasiruošęs iššūkiui, tačiau laikui bėgant pradėjo ryškėti spragos. Breeders' house easily slides into that knife. Thompson under pressure. He's got to fire back, but he's going to get... Thompson now going on the front. Are having an effect. They're getting a reaction out of Jordan. Listen to the noises. So physically. Down on the gum shield and he went again. Just when Thompson had... And again, pinpoint. Trečiame raunde mirtina kombinacija pataikė į smakrą. Thompsonas parkrito ant kelių. Teisėjas turėjo įsikišti. He has to produce something here, and he goes again. Referee Howard Foster looks on. And that's it. Thompsonas krito trečiajame raunde. Maxwellas 2 kartus krito pirmaisiais raundais, bet vis tiek laimėjo. Sabris Sediris buvo nenugalėtas ir alkanas. Semas Maxwellas, vietos favoritas, siekė savo šanso. 9 raundus Sediris dominavo, 2 kartus pasiuntė varžovą į knockdowną ir nuolat spaudė, o Maxwellas liko su sumuštu ir kruvinu veidu. Good work again from Sediri, switched it and say a very flawed performance. Right out there for Sediri. Oh, good shot there. Good shot. Sediris per daug pasitikėjo savimi, likus kelioms sekundėms iki pabaigos. Tada, likus kelioms sekundėms iki 10 raundo pabaigos, Maxwellas smogė desperatišką dešinį smūgį. Jis pataikė tiesiai į Sedirį žandikaulį ir nenugalėtas prancūzas be sąmonės krito ant ringo grindų. 10 pragariškų raundų, vienas išgelbėjantis smūgis. Tačiau Hartui nereikėjo stebuklų, tik švaraus smūgio ir tobulo laiko parinkimo. Abu vyrai pasiruošė kovai. Hartas turėjo kitų planų. Vienas smūgis įspūdingai baigė kovą. Hartmanas prarado sąmonę.
To pakako karjerai baigti. Sunaikinti mitą arba pakeisti gyvenimą visiems laikams.